Labą dieną. Labą dieną. Ką darai, Ugnė? Siūlą veri? Į kur? Jadotą? Jo. Ugnė šiandieną daro linijas savo svajonių žaidimo. Kokia vingiuota pastačių linija, taip jau fok. Ir kas? Tai pastoviai vieno aikštelė bus mažesnė, nes bus į vidų biški linija. Ne? Nu, ja, čia nukrypai nuo siūlo, matau. Per kokius 3 centimetrus. Įdomu. Aiškus, galim ir pataisyti, ane? Gerai. Koks yra greitis šitų plytelių dėjimo? Kiek galima per valandą padaryti? Man atrodo, kad viena eilė 9 metrai 2 valandas užtrunka. Kita eilė? Aha. Kiek užtrunka? 2 valandas. Tai jeigu šiandieną dirbam 4, tai tu šiandieną turėtum... O, žiūrėk, čia yra padaryta. Ne, čia yra padaryta, ne? Čia padaryta, tik tai čia pasislėpia. Tai tu čia dabar... Ai, čia trūksta... Čia šitas trukdo, ne? Tai jeigu tu nuo čia pradedi, tai po 4 valandų būtų 1 valandą, 2, 3 būtų iki stulpo. Nu ir dar pusę kažko. A ne? Nu aš taip įsivaizduoju. Išeis? Gal. Nu gerai, sėkmės. Jaunimas, ką jūs veiksite šiandieną? Ta pati purvino darbo, ką ir vakar. Purvino darbą dirbsime. Kaip purvindarbiai, ane? Čia. Aha, tai kažkaip tai jūs šiandien tokie susitraukia. Šalta šiandien yra? Jo. Nebūna šalta, būna tai blogas apsirengimas. Aš blogai apsirengiau tau. Aš nežinau. Aš iš šiaurės ašigalio atvykau. Kiek laipsnių yra, pažiūrime? Kiek laipsnių? 5, 6 laipsnių. Važiuojam namo. Tai Jo, va. mes jau važiuojam namo. Viskas. Čia neįmanoma. Kai šala rankos, tokiu metu. Ką? Mes važiuotumėm namo, kai būtų mažiau 3 laipsnių. Ką? Tai, o nemažai. Tai šitas sugedęs yra. Šitas sugedęs, gal turi raktų paremontuoti. Jisai 4 laipsniais į priekį. Atsuka savaitgalį, viskas normaliai. Šiandieną mūsų darbas yra čia. Ir čia yra dar šlapia, bet sausiau negu vakar. Bus šiandieną geriau. Va, šičia yra tiek šiukšlių po kelių mašinų, po 3 mašinų. O, gan ekonomiškai. Taigi mūsų užduotis šiandieną yra nukeliauti beveik iki galo. Kaip tu galvoji, Mykolai? Mūsų užduotis yra šitą krūvą šiandien padaryti. A? Neįmanoma. Neįmanoma? Nu, aš manau, kad mes beveik ją padarysime. A ne? Priklausys nuo to, ar tu greit judėsi. Jeigu greit judėsi, bus ir šilta, ir efektyvu. Taip? Nebus šalta. Nu, vienu žodžiu, nori sušalti ir lėtai judėti. Nu, šiandien 5 laipsniai. Juokauju 3. Nu, sėkmės. 2. Ką jūs? Šnekučiaujamės.
Kiek tu šiandien padarys sluoksnių? Gerai, skaičiuojam tada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 ir dabar tu 26 darai. Padariau 2 sluoksnius. Šiandien? Du sluoksnius su pusė. Jie ten krauna traktorių dabar. Tai to atvarys tėtis. Tai Greta, tau patinka šitas darbas? Nes kai tėtis, man patinka, nes kai tėtis atveža plytelę, jis įpila ant tos vietos, kur aš turiu dėti ir tada aš turiu atsitraukinėti. Tai dėl to nepatinka. Jis negali dėti toliau, nes čia jis atsitrenks su traktoriumi šitą. Kaušis jo nepasiekė po toliau. O tai kiek manai yra vertas pinigų šitas darbas per valandą? Kai su mano tokį dailumų, 10 centų. 10 centų per valandą? Ne, jau. Tai tu čia bomžė būtum. Čia kavau. Ok. 10 eurų. 10 eurų per valandą. Normaliai, Greta. Tai per vieną dieną darbo, kaip žmonės dirba 8 valandas per dieną, tai 8 eurų per dieną. Kiek tėtis per dieną? Jis neuždirba per dieną, jiem tik per savaitę tenais keli eurai. O, atvaro. Greta, tau pilna atveža. Žiūrėk. Nu ką, diena baigta. 4 darbo valandos, 1 poilsio pertraukėlė su arbata ir batonų su uogiene. Ir kokie mūsų rezultatai. Ogi štai kiek liko. Nu, valandikė gal gera. Ir viso. Ir per 3 dienas iš 3 krūvų liko tiek. O tas krūvas pavirto štai ką. Čia yra 30 eilučių, 120 kvadratinių metrų. Ir jau aukščiau nebegalim dėti, nes mano kaušas, kai jisai nori išversti, jisai jau nebepasiverčia. Jau jam trukdo viršutinė eilė. Nebegalėtų iškratyti viršų. Todėl mes štai ką pradėjom naują stopkę. Vėl 2 metrai ant 2 metrų. Ir jau 2 eilutės sukrautos. Nu, kai užbaigsim mano krūvą, bus jau kokios, nežinau kiek, kokios 6 eilutės. O kiek nuveikė Ugnė, tai va tiek. Jinai padarė visą šitą eilę, 9 metrai. Ir visą šitą eilę, irgi 9 metrai. Tai kiek nuveikta. Tai dabar yra padaryta kiek? 9, 9, 9 ir 9. Kiek gaunasi? 1, 2, 3, 4. Iš kelių dar 1 liko, 2 liko, 3, 4. O, pusė. Pusė. Štai mes ir turime pusę. Taigi, tiek žinių. Oras šiandieną yra nuostabus. Vėjukas tai truputį yra, tai truputį nėra. Bet šilta. Kokį 10 laipsnių tikrai yra. Malonu dirbti. Vakar lyjo, biški šalta buvo. Bet šiandieną žymiai geriau. Nu gerai. Susitiksime turbūt už
poros dienų. Ate.